Antradienį pranešta, kad Vilniuje Santariškėse susidūrė du automobiliai. Vienas jų apvirto, o viduje yra kūdikis. Įvyko apie 14 valandą. Štai tokia avarija. Susidūrė automobiliai Volvo ir Mercedes. Na ir vienas jų, kaip matote, atsidūrė ant šono. Na, štai antrasis eismo įvykio dalyvis automobilis Volvo. Avarija įvyko, kaip minėjau, 14 valandą, tai yra Santariškių ir Santaros gatvių sankryža. Na ir kiek žinome, tai štai šitas Mercedes-Benz automobilis važiavo Santariškių gatve ir suko štai čia į kairę. Ir sukdamas į kairę nepraleido priešingą kryptimi tiesiai važiuojančio Volvo. Važiavau tiesiai, o Mercedesas suko į kairę. Ir nepraleido, net nematė manęs, net nestabtelėjęs. Ir aš paskutinį momentą tik tai pastebėjau. To ir pasiekavo tokį. O degė žalia? Jo. Degė žalia. Ir jai, ir man. Bet jai, turėjo praleisti mane. Situacija atrodė dramatiška, nes buvo pranešta, kad susidūrus mašinoms viena iš jų apvirto, o apvirtusiame automobilyje yra kūdikis. Tai taip ir nutiko. Mašinoje buvo kūdikis 6 mėnesių, bet jis buvo, pasak vairuotojos, vežamas specialioje kėdutėje, todėl per avariją nenukentėjo. Volvo vairuotojas iššokęs ištraukė kūdikį iš mašinos. Jo, išėjau, paėmiau vaiką ir viskas. Vaikas nenukentėjo? Ne, nenukentėjo, va jau. Tuo ir. Kėdutėj buvo turbūt? Jo, prisegtas. Viskas tvarkoja. Jam medikų pagalbos neprireikė, jis dabar ramiai guli vežimėlyje, kol vairuotoja pildo deklaraciją. Dar taip pat į ligoninę išvežta moteris, kuris sėdėjo Mercedeso keleivio vietoj, vairuotojos mama. Kaip tik į jos pusę teko smūgis, apvertęs mašiną ant šono. Na ir neaišku, Volvo vairuotojas pasakoja, kad jis važiuodamas matė sukančius automobilius, vienas kitas pravažiavo ir jam priartėjus tikėjosi, kad jau galės važiuoti savo pagrindiniu keliu toliau. Ir netikėtai prieš pat mašiną pasuko Mercedesas. Na, o jo vairuotoja aiškina nemačiusi jokio automobilio atvažiuojančio, o jeigu jis ir buvo, tai turėjo važiuoti labai greitai, kad jinai nespėjo jo net pastebėti. Na ir žodžiu, štai kas nutiko. Šoninis smūgis, mašina, pasak liudytojų, lėtai minkštai nuvirto ant kairio šono. Abi dvi eismo juostos praktiškai uždarytas, reikia apvažiuoti ir Volvo stovintį skersai kelią, na ir sukantiems į Santaros gatvę taip pat reikia apvažiuoti sudaužytas mašinas. Na ir dabar laukiame techninės pagalbos sunkvežimio.